Treneris, sudėtingos rungtynės iki paskutinių sekundžių, jūsų komentaras. Iš tikrųjų norėčiau pagirti savo komandą. Rungtynės buvo sudėtingos, bet čia yra jų dėka. Jie šaunuoliai, nes žaidėm su labai stipria komanda, varžovai buvo pilnos sudėties, žaidė gerą kokybišką krepšinį ir tikrai davėm jiem rimtą kovą, pasipriešinimą ir tikiuosi, kad mūsų žaidimas ir toliau taip gerės. Tai čia vien tik pagarba vyram. Ilgosios pertraukos metu davėt spaudimo savo žaidėjams, kiek jie pajutė ir antrąją pusę išėjo kitom nuotaikom. Aš manau, tas biški spaudimas jiem turbūt patinka, nes jau ne pirmas, ne antras, ne trečias rungtynės, kai jie gauna spaudimo ar prieš rungtynės, ar rungtynių metu, kažkaip jie atsibunda. Ir kai atsibunda, mes tada pradedam žaisti žymiai geriau. Nežinau, kodėl ta priežastis tokia, mes su vyrais dar to neišsiaiškinom, bet tikrai gerai žaidė. Tai kaip Antanas Reikas sako, kuo sunkiau, to geriau? Gali būti, bet geriau nebūtų, kuo sunkiau, to geriau. Geriau būtų, kad kažkaip išeit be streso, ramiai pasidaryti tą, ką norim. Aš suprantu, čia yra mėgėjų lyga, mėgėjų krepšinis, bet mes ir nedarom čia kažkokių sudėtingų derinių, tiesiog norim pasuotis, norim žaisti komandiškai, apsiginti, nedaryti kvailų sprendimų. Tai dar jų pasitaiko, bet vėlgi čia yra mėgėjų krepšinis ir mūsų komanda žengia žingsnį didelį į priekį. Už tai ačiū vyram. Kaip tą rungtynių pabaigą galime vertinti? Viskas kaip planavot? Jo, rungtynių pabaigoje viskas buvo pagal planą. Nelabai norėčiau kažką komentuoti ten per daug. Kažkur kažko nesušvilpė, kažkur kažko neįmetėm, neįgyvendinom, bet čia neteisėjų kaltė, ne dar kažkieno. Tiesiog, taip yra, žaidė visas rungtynės, išvilpė vienodai, viskas yra gerai. Tai čia tiesiog reikia išpildyti iki galo su taikliu metimu, o kad gerus sprendimus priėmė, tai už tai ačiū vyram. Kas toliau? Toliau tikimės progreso ir grįžti į pergalių kelią. Tai ką, antros varžybos po naujų, vėl gausiai susirinkom 11, keitėm penketais, smagios varžybos, gerai, kad į ribortus buvo daugiau, davė kovą, taip, bet mes stipresnį ir laimėjom pelnytai, taip, kad laukiam sekančių.